Gerai. Taip, laba diena. Esu istorikas, na ir šiek tiek, aišku, žiūriu į daugelį dalykų iš šiek tiek kitokios perspektyvos, tačiau vis dėlto reikia pripažinti, kad turizmo ir kelionių istorija, jinai yra be abejo, kad susijusi su labai daugeliu kitų sričių, tiek kultūros istorijos, tiek literatūros, literatūrologijos, tekstologijos ir daugeliu kitų mokslų, nekalbant apie geografijos mokslą, kuris yra iš viso jau ir fizinis mokslas. Taigi daugiataučio ir daugiakultūrio Vilniaus istorija atsispindi ne tik daugelyje mokslinių bei meninių kūrinių, bet ir informacinėje literatūroje, kurios ypatinga rūšis kelionių vadovai ir jų tematika bus pristatyti šiame pranešime. Anot Estijos mokslininkės Liubovės Kiseliovos, kelionių vadovas yra ideologinis tekstas, kuriame savo ir svetimo priešprieša yra viena iš organizuojančių principų. Rusijos federacijos mokslininkės Irinos Rusinskajos teigimu, kelionių vadovų autoriai formuoja pasirinkto regiono turistinę erdvę. Taip, kad yra labai svarbu ne tik tai, kas yra įtraukiama, bet kas yra neįtraukiama. Ir istorijos ir filologijos moksle kelionių vadovai apie Vilnių yra ne kartą tyrinėti. Tai ir matome, kad ir Pavilo Lavrinėco, ir Valdo Selenio, ir daugelio kitų autorių darbai, ir profesoriaus Klimkos yra tekstas. Na ir be abejo, kad labai daug apie tai rašo tie patys lenkai, rusai ir vokiečiai, kurių kelionių vadovams ir skirtas šitas pranešimas. Ir taip pat galima pasakyti, kad vis dėlto šitie kelionių vadovai skirti Vilniui, jie yra daugiausiai jau orientuoti į konkrečius kelionių vadovus. Tie darbai yra konkrečius kelionių vadovus, kurie skirti Vilniui, tačiau mano objektas yra truputėlį kitoks. Ir dėl to aš norėčiau iš esmės tos Kirkoro, Vladislavo Zavackio, Vaclavo Gisberg-Studnickio, Aleksandro Vinogrodovo, Flagiviano Dombrianskio kelionių vadovus apie Vilnių palikti šį kartą šiek tiek nuošalyje, jeigu teks rašyti straipsnį, be abejo, kad aš juos palyginimui įtraukčiau ir vis dėlto norėčiau pristatyti tuos kelionių vadovus, kurie skirti yra platesniems kraštams, tai visų pirma Rusijos imperijai, na ir taip pat jau Lenkijai, nors jinai tuo metu, kuris yra mano pranešimo chronologijoje, vis dėlto nepriklausomybės neturėjo, bet jau atsirado ir tokie darbai, kurie buvo skirti plačiai Lenkijai. Na ir taip pat reikėtų pasakyti apie tai, ko aš siekiu. Tai visų pirma parodyti, kokia informacija apie Vilnių pateikta 18 amžiaus ir 20 amžiaus pradžios įvairių šalių autorių parengtose kelionių vadovose ir atskleisti galimas lankytinų objektų įtraukimo ar neįtraukimo priežastis. Taip pat bus bandoma atsakyti klausimus, kokie politiniai, socialiniai, ekonominiai, istoriniai, tautiniai akcentai vyravo ir egzistavo tokiuose leidiniuose. Koks buvo kelionių vadovų autorių pateiktos informacijos patikimumo ir tendencingumo lygis. Vėlgi klausimas iš karto, ar jau anksčiau negu 19 amžiaus vidurys egzistavo kelionių vadovai. Ir tarkim, Lenkų istorikas, ne istorikas, daugiau kultūros istorikas Dominikas Zerkovskis, jisai teigia, kad visi šitie leidiniai, apie kuriuos truputėlį ir pakalbėsime, iki 19 amžiaus vidurio, tai yra tokia ypatinga grupė, kurią galima pavadinti kvazi kelionių vadovais. Na, o jau klasika prasideda nuo 19 amžiaus vidurio, gal pirmos pusės nuo Karlo Bedekerio firmos.
Ir reikia paminėti, jog buvo dar nuo 18 amžiaus pradžios tokio Vokietijos leidėjo Gotlabo Friedricho Krebelio įžymiosios kelionės po Europą. Na ir galima tiesiog pažiūrėti, kiek yra tas pavadinimas jau originalus žodžių apimantis ir per du jau šitos kadrus. Na ir galiausiai reikėtų paminėti jo lietuvišką pavadinimą, aš jau jo čia nepristatysiu, bet reikėtų pasakyti, kad jie buvo nuolatos perleidžiami ir vis kažko naujo atsirasdavo. Tai 1767 metais Krebelio knygoje apie Lietuvą minėta, kad yra Krokuvos ir Vilniaus universitetai, na, Krokuvą be abejo apie Lenkiją, bet kas apie Lietuvą minėta, bet nelabai ką apie juos galima pasakyti, nes mokslas yra jėzuitų rankose ir taip pat yra Pijorų kolegija. Na, jėzuitų ordinas labai galingas, tai net pakartota tada, kada jau tas ordinas buvo uždarytas. Ir Vilnius aprašytas plačiau 15 leidimo tekstuose, kurį ir matome dabar. Tai yra, čia pavadinimo gal nepateikiau kol kas, bet čia yra ta vieta, kur kalbama apie Vilnių ir per visą, kaip sakoma, regioną ieškojau, kol Dresdene suradau originalą, bet vis dėlto internete yra ir jau kopija. Galima paminėti tas 92 metų, jau čia po pirmo padalinimo, trečio padalinimo išvakarėse. Minima, kad Lietuvoje yra tokie miestai, Lietuvos didžioji kunigaikštystė kaip Gardinas, Brestas, Naugardukas, Pinskas ir Vilnius. LDK sostinė prie laivingos upės Neries, mieste yra 2 priemiesčiai, nežinia kas čia, ar Šnipiškės, Lukiškės, Antakalnis, o gali būti dar ir kiti, ten Rybiškės ir dar kas nors čia jau tik tai spėjimas gali būti. Yra universitetas, katedros kapitula ir graikų kolegija, vėlgi apie tokią graikų kolegiją sunku dabar ką nors pasakyti, ir taip pat yra katedra ir tribunolo salė, arsenalas Seihausas, bet visa tai yra jau sugriuvusioje pilyje. Pilies teritorija ir taip pat katedroje yra labai daug lobių ir Švento Kazimiero koplyčia. Mieste yra apie 40 bažnyčių, tarp jų viena liuteronų, reformatų, graikų, totorių šventovės ir viena sinagoga. Na, vėlgi suprantam, kad žydų maldos namų, judėjų maldos namų buvo žymiai daugiau, bet čia buvo matyt paminėta didžioji sinagoga. Taigi jau 18 amžiuje autoriai minėjo Vilniaus daugiatautiškumą, įvairių religijų bei kultūrų sambūvį. Na ir po to prasidėjo karų ir problemų įvairiausių epocha, bet vis dėlto prasidėjo tokia Otto von Reichardo firmos jau kelionių vadovų leidimai ir 1849 metais mažai keisdavosi, ten kelios laidos, vadinamas keleivis kelionėje apie Passagier auf der Reise. Jis minėjo, kad Vilniuje egzistuoja akademija, tačiau nurodė, kad dabar veikia tik teologijos bei medicinos fakultetai. Na, aišku, jau ten buvo prieš daugiau kaip 5 metus jie iškelti, vienas į Kijevą, kitas į Peterburgą. Taip pat minėta garsi observatorija bei klinika, 30 000 knygų turinti biblioteka, didinga pagrindinė bažnyčia, katedra, arsenalas ir rotušė su didelė aikšte, priešais ją pažiūrėjimo verti grafo Kosakovskio rinkiniai, nors apie tokius rinkinius nelabai žinau, čia gal su Tiškevičiumi yra supainiota, apie gerą Milerio viešbutį, Lenkų teatrą. Na ir taip pat įdomus paskutinis sakinys, kad čia dėvimas elegantiškos kepurės ir damų batai. Prekyba ir gamyba, tai yra fabrikai, yra gausiai čia gyvenančių žydų rankose.
Čia jau būtent kaip atrodo šita knyga. Ir po to prasideda Karlo Bedekerio firmos Kelionių vadovai po vakarų ir vidurio Rusiją. 1883 metais pirmasis yra leidimas ir aprašytas kelias iš Varšuvos į Vilnių. Ir Vilnius pristatomas kaip Vilniaus generalgubernatorijos, Vilniaus vyskupijos centras. Vilnius pasižymėjo ankštumu ir nešvara, bet jame yra gražių Lenkų giminių namų. Tai frazė, kuri vėliau kartojasi ir kitose leidimuose. Čia yra 35 katalikiškos, 3 graikiškos, 2 protestantiškos bažnyčios, daug katalikiškų ir graikiškų vienuolynų, nors tuo metu egzistavo tik tai vienas benediktinių vienuolynas, ir pravoslavų ortodoksų buvo vyrų ir moterų vienuolynai. Mečetė ir 2 sinagogos. Vilnius tai mažasis Paryžius, nepaisant, kad ten nešvara ir viskas, bet tai yra mažasis Paryžius. Toksai vertinimas. Taip pat Vilniuje yra tabako fabrikai ir degtinės varyklos. Ir daugiau fabrikų vykdo sparčią prekybą. Ir taip pat pasakoja apie ankstyviausius laikus, teigia, kad iš pradžių čia buvo pagonių religijos centras, o Gediminas jį pavertė sostinę, kad Vilnius 17 amžiuje labai nukentėjo nuo rusų bei švedų kariuomenės nusiaubimo, švedų nebuvo Vilniuje 17 amžiuje ir prarado savo buvusį spindesį. Vėliau autorius minėjo kitus objektus, pavyzdžiui, miškų apaugusiam kalnų viršūnėje buvo Jogailaičių pilies liekanos. Vilniuje verta pažiūrėti observatoriją. Gubernatoriaus rūmai, anot šio vadovo anksčiau, buvo Oginskių rūmai. Čia nėra teisybė. Aprašė Švento Stanislovo katedrą, Švento Kazimiero karstą, Išganytojo bažnyčią. Taip pat minėjo Antakalnyje prie gražaus Sapiegų parko buvusi ligoninė, kuri anksčiau buvo kadetų institutas, panaikintas po 1863 metų, bet iš tikrųjų tai buvo tiesiog kadetų korpusas ir ten vėl įsikūrė ligoninė. Tačiau po keletos laidų 1890, čia kaip atrodydavo šitie, 97 metais jau kai kurių klaidų buvo išvengta, buvo įtraukti keli objektai ir atsisakyta frazė apie mažąjį Paryžių, ten to tikslaus bažnyčių įvardinimo. Taip pat generalgubernatoriaus rūmai jau buvo paminėta, kad jie tiesiog buvo ne Oginskio, o vyskupų. Ir tai, kad apsistodavo čia imperatorius Friedrichas Vilhelmas III ir jo sūnus Vilhelmas, dabartinis imperatorius. Tai čia bent jau čia, aišku, jaunystės jo piešinys, bet jisai čia yra taip pat pavaizduotas. Ir 1901 metais 5 leidime minima, kad Švento Nikolajaus katedra yra graikų katalikų, nors iš tikrųjų tai be abejo, kad jinai čia Švento Kazimiero bažnyčia, jinai jau yra padaryta į ortodoksišką. Ir taip pat vėlgi 1912 metų dar vienas papildymas toks, kad Vilnius ne tik tai ankštas ir purvinas, bet ir su prastu grindiniu. O iš rusiškų tai yra labai nedaug, yra kažkokių panašių knygų, bet jos yra gana sunku jas priskirti prie kelionių vadovų. Ir 883 metų Rafailas Popovas išleido kelionių vadovą skirtą Pabaltijo gubernijom, šiaurės vakarų kraštui bei Lenkijos karalystei. Ir čia matome, kad daug kas yra tiesiog nuklonuota, nukopijuota nuo Bedekerio, ten yra mažąjį Paryžių ir apie vienuolynus, ir apie senus pastatus, bei tai, kad yra Lenkų giminių gražių namų. Ir apžvelgdamas Vilniaus seną istoriją, Popovas svarstė, esą galimai Vilniaus vardas yra slaviškos kilmės, nes lietuviai Viliją vadina Nerimi, kad čia nuolat skambėjo rusų kalba, nors neneigia, kad lietuvių kunigaikščiai kūrė šį miestą. Taip pat, pasakodamas apie Vilniaus klestėjimo periodą 16 amžiuje, jis teigia, kad čia spausdintos rusų knygos. Link 17 amžiaus tiek rusų, tiek kitų tautybių pirklius ėmė spausti žydai. Jis nenuslėpė dėl to
kad nukentėjo nuo rusų bei išbirkit švedų, vėlgi nuo švedų nebuvo 17 amžiuje kariuomenės nusiaubimo ir prarado savo buvusį spindesį. Po 1795 metų Rusijos vyriausybės humaniškas santykis su šiuo miestu negalėjo nesiliepti ir Vilnius ėmė atsigauti. Autorius pasakojo apie Prancūzijos kariuomenės nusiaubimus, vėliau aprašydamas objektus daug dėmesio skyrė Aušros vartams, pasakojo ir ortodoksišką versiją, tai jų ikona galėjo būti, nors nėra visiškai kategoriškas. Taip pat jis aprašė ir Šventos Dvasios, Šventos Trejybės cerkves, Švento Kazimiero, tuo metu buvusią jau Nikolajaus Stebukladario cerkvę, katedrą. Autorius nemažai pasako apie pagonišką praeitį, perdavė romantišką versiją, kadaise katedros varpinės vietoje buvo bokštas, iš kurio Krivis Krivaitis skelbė žmonėms dievų valią. Vietinės lietuvių ir lenkų tautas kritiškai vertinančių stereotipinių frazių Popovo vadovė nelabai pastebėta. Be abejo, Vilniaus aprašyme buvo akcentuotas rusiško, tiksliau sakant, rusieniško elemento įtaka. Pirmaisiais miesto egzistavimo metais teigiamai vertinti Tado Kosciuškos 1830-31 ir 63-64 sukilimų numalšinimai, generalgubernatorius Michailo Muravjovo veiksmai grąžinti rusišką elementą Vilniuje į reikiamą aukštumą buvo taip pat teigiamai įvertinti, bet nepaisant tokių kategoriškų teiginių, LDK laikų istorinis ir katalikų sakralinis paveldas generalgubernatorijos sostinėje šioje knygoje neignoruotas. Tačiau ryškėjo kita tendencija, kritiškai vertinta žydų įtaka prekyboje ir buvo paminėta, beje, vokiečių šitose kelionių vadovuose panašiai yra ir atsiminimuose yra vyrauja toks požiūris, kad žydai ir kitose miestuose ir Kaune, Palangoj, Birštone turi savo valdžią. Na ir taip pat po 1904 metų imperinės politikos dalinio liberalizavimo 1909 metais pasirodė jau Napoleono Raubos arba Riaubos kelionių vadovas po Lietuvą ir Baltarusiją. Ir Vilniuje jame buvo skirta palyginus šiaip jau su kitais nemažai vietos, bet paminėta, kad Vilnius tai kaip yra lietuviška, tiesa su klaida, nes autorius parašė Vilniuje, kad lietuviai sako Vilniuje ir kaip baltarusiškai Vilnius. Tačiau visgi šis aprašymas buvo gana lakoniškas, nepristatant netgi pagrindinių objektų. Ir ankstyvos fiausios istorinės raidos autorius pradėjo pasakojimą nuo Aleksandro Napoleono vizitų. Jis beletristiškai aprašė, kaip Vilnių žvelgia į sukilėlių kovas apylinkėse, verkė dėl universiteto uždarymo, iškilmingai sutiko Aleksandrą II ir paniro į gedulą Michailo Muravjovo valdymo metu bei 40 metus vegetavo. Vykdė tik būtinas savo funkcijas. Autorius minėjo geležinkelio atvedimą ir taip pat minėjo ir garlaivius, kurie čia kursavo. Na ir taip pat paminėjo, kad po to, kada jau buvo atšauktas periodinės spaudos lenkų kalba draudimas, netrukus pasirodė Hipolito Korvin-Milevskio Kurjer Litevski. Ir Vilniaus lenkų kultūra ėmė sparčiai žydėti. Tačiau autorius paminėjęs miesto augimą ir apylinkės bei priemiesčius staiga baigė pasakojimą, teigdamas, kad apie Vilniaus istoriją ir architektūrą yra daug literatūros ir kelionių vadovų, kuriais galima naudotis. Jų konkrečiai nenurodydamas, tai keista, nes šioje knygoje, pavyzdžiui, apie Kauną skirta daugiau vietos, aprašoma jau raida, bažnyčios, gatvės, Mickevičiaus veikla. Jei paskaitytume jau Mečislovo Orlovskio kelionių vadovą, galima būtų paminėti, jog jis tiesiog paminėjo tokius viešbučius kaip Bristol, Žorž, Švento Jurgio gatvėje, ne prospekte, bet gatvėje, Sokolovskio vokiečių gatvėje, Europeiskį Dominikonų, restoranus, viešbučius Čiose bei Naruševičiaus didžiojoje gatvėje, kavinės ir cukrainės, tokios kaip Štralio didžiojoje gatvėje. Ir taip pat paminėjo, kad yra
mokslo bičiulių draugija, mokslo ir meno muziejus, Vrublevskio biblioteka, Zavadskio ir Mekovskio knygynai, geriausias kelionių vadovas tai Gisbert Stuidnickio Vaclavo, yra Lenkų teatras, geriausias fotografas yra Janas Bulhakas. Na ir iš karto klausimas, o kažko čia trūksta. Trūksta, kas nėra susijęs su Lenkija. Na ir taip pat jisai paminėjo tą istoriją, jog čia Jogailos, Mickevičius, Filaretų miestas ir dažnai Lenkų atminties ir paminklų ir tragiškos atminties vietos. Autorius nevengia tokių teiginių, kaip pavyzdžiui, kad Vilnių įkūrė Gediminas, bet miestų pavertė tik tai Jogaila arba Vilniaus katedrai karūnavusi didieji kunigaikščiai, pradedant Vytautu, baigiant Stepanu Batoru. Čia nėra istoriškai teisingas. Taip, aš jau ir baigiu. Nuolat minimas Michailas Muravjovas, nors konkrečiai neįvertinami bei parodomi jo darbai ir pasipriešinimas. Taip pat reikia paminėti, kad jau Lenkų istorikas Darius Opolickis teigia, kad čia yra tokios tendencijos ir kitose šitokio pobūdžio knygose, kad bažnytiniams pastatams jau skiriama ne tiek daug informacijos kiekį, o taip pat buvo labai neigiamai vertinama viską, kas yra nelenkiška ir buvo rekomenduota apsistoti tik tai viešbučiuose, valgyti restoranuose, kurių savininkai buvo Lenkai. Lenkų kelionių vadovų autoriai, prašydami Vilnių, ignoravo ne tik rusiškas imperinės ar žydiškas, bet ir besikūrenčias lietuviškas draugijas. Galima konstatuoti, kad nepaisant skirtingų žiūrėjimo kampų ir ideologijų, šių trijų tautų atstovai apie Vilniaus praeitį ir gyventojus ir jų objektus pateikė nemažai neutralios turistinės informacijos, tačiau tokia šaltinio specifika iš dalies apsprendė mažiau konfliktišką jo turinį. Bet kuriuo atveju, jeigu yra kažkokių klaidų ar netikslumų, tai istorikui yra visai įdomu jų priežastys išsiaiškinti. Tai tiek. Tada dėkui. Ačiū. Prašom klausimams, turim laiko 5 minutės. Kiti galvoja paklausime su profesoriumi, pastebėjom, kad čia lygiai tokia pramoginė aplinka pradedama fiksuoti laivai, verkiūnus plaukiantis, kavinės viešbučiai, daugėja tokios informacijos, jau tokios taikomos lygiai. Reikia europietiškai praleisti. Gerai. Šiek tiek jau labiau. Taip, labai ačiū už tą klausimą, bet vis dėlto reikėtų dar šiek tiek praplėšti tą atsakymą ir ką mini ir kiti šitose darbuose apie kelionių vadovus, kad iš tikrųjų kelionių vadovų pati pradžia yra susijusi su miestietiško gyvenimo, tokio buržuazinio gyvenimo, šiek tiek kičinio gyvenimo, tokio masinės kultūros įsitvirtinimo pradžia. Na ir dėl to tos pramogos, jos be abejo buvo akcentuotos, kadangi labai didelis dėmesys jau skiriamas yra technologijai. Ir jeigu šiais laikais vargu ar kokiam tokiam leidiny mes paskaitytume apie fabrikus, apie gamyklas, tai tuo metu tai buvo kaip tik labai svarbu ir ten tai akcentuojama taip ir įvairių tautų vis dėlto autoriai tai akcentuodavo. Taip, dar prašau. Buvo ir aš dėl visko nepasiėmiau, bet ir rusiškame tame yra, ir lenkiškame yra, vokiškame, man atrodo, kad nėra, nes per mažas objektas. Jie ten, kadangi visą imperiją ėmė, tai ten Varšuvos, Peterburgo buvo planai, o jau čia Vilnius, tai jau per mažas objektas buvo palyginus. Jau nebėra žingeidžių daugiau. Tai ačiū dar kartą, dėkoju.